Laba diena, mano vardas yra Jūratė Lemkė ir aš esu dvasinio gydymo praktikė, mokau dvasinės savigydos kitus žmones ir šiandieną labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasikalbėti su Edgaru Rac, kuris yra teologijos daktaras, praktikuojantis egzorcistas ir vienas iš 3 pasaulyje demonologų. Aš pagalvojau, kad mums visiems bus šis pokalbis labai naudingas ir įdomus ir labai tau ačiū, Edgarai, kad sutikai skirti savo laiką ir pasikalbėti su manimi. Su mielu noru. Labai ačiū už jūsų laiką. Man visą laiką rūpi žmonių sąmoningumas. Man atrodo, kad jeigu mes taptume kuo sąmoningesni, labai daug problemų gyvenime atpultų. Ir aišku, kad dvasinėme pasaulyje, visose tose įmanomose kryptise, kurios dabar šiuo metu yra Lietuvoje, yra labai daug įvairių tokių klausimų, prieštaravimų ir apie tai gal ir pakalbėsim. Bet pradžiai gal tu norėtum papasakot šiek tiek apie save, kaip tu iš viso atėjai į šį kelią ir kas tave atvedė, galbūt kokios patirtis asmeninės, tiek, kiek tu gali pasidalinti. Be abejo, su mielu noru. Tai aš augau šeimoje, kurioje krikščionybė, Biblija buvo visuomet prioritetas. Ir mane visuomet domino pati knyga Biblija. Kas tai, iš kur tai galbūt ne tiek kiek religija, ne tiek kiek krikščionybė, kiek pati knyga, pati Biblija. Ir dėl to aš pradėjau studijuoti teologiją. Ir savo bakalauro studijose man jau dėstytojai, pastoriai, profesoriai tiesiog pradėjo linkėti pasirinkti kryptį teologijos. Ar aš eisiu į pastorius, ar į dėstytojus ir kur specializuosios. Galima specializuotis angelologija, angelų studija, šventosios dvasios studija, sielų, rojaus, pragaro, ten temų jūra. Ir taip atsitiko, kad aš visuomet augdamas girdėdavau daug istorijų tarp krikščionių, kuomet paranormalios kokios nors veiklos vykdavo, paranormalūs reiškiniai namuose, apsėdimai ir mane visuomet ta tema traukdavo. Ir pasirinkau šią temą. Ir šioje temoje mano visuomet, iš tikrųjų, kiekvienos disertacijos ir bakalauro, ir magistro, ir doktorantūros buvo tik tais viena tema - metodika egzorcizmo, kaip tai daryti. Žinoma, tai liečia daug kitų temų, iš kur apsėdimai, kaip tai atskirti, kur psichologinė problema, kur dvasinė problema ir taip tos studijos ir tęsiasi. Tai baigiant bakalauro iš karto su ta pačia tema jau į magistro studijas Edinburge ir baigęs studijas tenai reikėjo kraustytis į Mančesterį, kur rašiau savo daktaro disertaciją. Kartu su tuom reikėjo pasibaigti ir psichologijos magistrą. Tai taip pat dirbu kaip ir psichologas, bet ten kvalifikuojuosi tik kaip santykių, tai vyro moters ir panašiai. Bet tiesiog tam, kad atskirti apsėdimą, reikėjo dar ir psichologijos laipsnio. Tai tokie užimti 12 metų iš čia. Bet kodėl tai yra tik tai 3 tokie demonologai nuo akademinį laipsnį turintis? Taip, jie skaitosi akademiniai 3, nes jie daėjo iki doktorantūros laipsnio vien tik tai su šita tema. Nes dažniausiai, kai būna pastoriai arba dėstytojai, jie bakalauras pastorystėj, magistras krikščionybės bažnyčios istorijoje ir po to pasibaigia kokį nors laipsnį demonologiją. Tai, tiesiog kaip priedas. Tai jie gali tarnauti bažnyčioje, gali dėstyti ir dar šalimais gali daryti egzorcizmą. O tokių švarių, kur visą karjerą, pavadinkime, mokslinę karjerą atidavė vien tik demonologijai, tai jų yra tik 3. Buvo 4, bet nesenai vieno iš jų. Bet tu dirbi visame pasaulyje, ar ne? Tu turi galimybę ir turbūt internetu ir su įvairiose šalise dirbti. Pokalbiams taip, dėja egzorcizmuose taip neišeina. Man tik nesenai, prieš porą mėnesių buvo atvejis mergaitė Amerikoje, šneka 4-5 metų mergaitė, ją pakvietė prie telefono ir balsas žemesnis nei mano, nei bet kurio vyro.
solidus 60 metų vyras šnekėtų ir tiesiog, na, čia vienas, aišku, iš poreiškių tokių, bet tai mergaitai tikrai reikėjo egzorcisto pagalbos ir dirbti man to niekaip neišėjo, nes per atstumą tokie dalykai. Nu, gerai, tai kadangi mes turim dabar gyvą akademiką, tai aš ir noriu pasiklausti, dažniausiai yra filmuose, nu, įvairiose kitose galbūt viešuose kanaluose vaizduojami tokie žiaurūs atvejai, tenais klykia, rėkia ir taip toliau. Ir kiek vat, tavo požiūriu tai susiję su tikra ta realybė ir, žodžiu, ar tai, kas vaizduojama, yra tikrai tai, ar yra žymiai daugiau įvairių atspalvių, įvairių momentų, kuriuos tu patiri realiai savo praktikoje. Ir galbūt įmanoma kažkaip moksliškai paaiškinti vat, visą šitą dalyką, kas ten ką apsėda, kaip ten kas įvyksta, nes, nu, kas jei ne tu, tai galės mums paaiškinti. Jo, yra tikrai, pasakau, dar porą žmonių, bet matot, mane visuomet domindavo galbūt ne tik kiek pats apsėdimas, kiek tai, kaip prie to prieina kunigai, pastoriai, šventikai ir panašiai. Iš to, ką matom filmuose, pavyzdžiui, levitacija 100% teko matyti iš savo akis. Tiesiog žmogus guli lovoje ir pakyla. Tai ten galit kviesti visą mokslininkų būrį, man pačiam būtų įdomu išgirsti, kaip tai paaiškinti, nes egzistuoja tokių dalykų, kurių tikrai mokslas nepaaiškins niekaip, iš kokios pusės bežiūrint. Yra mokslinis priėjimas prie apsėdimo. Tenais yra termodinaminiai prietaisai, kurie fiksuoja, pavyzdžiui, temperatūrą metafizinę, kurios akimis nematom, kurią gali skleisti tik tais metafizinis kūnas, tai ką mes vadiname siela. Vadinasi, jeigu kambaryje, pavyzdžiui, yra arba demoniška būtybė, arba netgi angeliška, tas aparatas apie tai duos žinoti. Tai yra visokių dabar prigalvota tokių prietaisų ir mokslinių prieėjimų prie paranormalių reiškinių. Bet kaip egzorcistas, pats žymiausias filmas turbūt, kaip sukasi galvos, žali skysčiai išeina iš žmogus, tai tikrai ne, tokių dalykų nebūna. Būna agresijos, būna muštynių, būna, kad reikia pririšti žmogų vien tik tam, kad apsisaugoti nuo jo. Nes man teko būti egzorcizme, kur 4 vyrai moters vienodai. Tiesiog ne ta jėga. Salėje neišsportuosi tokios jėgos tikrai. Tai, na, tikrai paranormalių reiškinių tokių, kur mokslas nepaaiškins tikrai niekaip. Ir kaip benorėtų žmogus tai neigti, anksčiau ar vėliau vis tiek tu su tom susidari mažesnėme lygyje arba aukštesnėme. Aukštesnėme jau turiu omeny pats apsėdimas. Nes tenais, sakau, būna tokių atvejų, kaip judantis daiktai, judantis kūnas, arba netgi mes su jumis pirmą kartą šnekamės, o jūs man apie mane pasakojate viską iki detalių, ko nežino niekas. Tai netgi buvo ir toks atvejis. Mano egzorcizme, aš dariau egzorcizmą ir apsėstas žmogus, manęs niekada nematęs, negirdėjęs, tiesiog pradėjo pasakot viską iki detalių. Aš pats apie save tiek nežinojau. Bet kiti galbūt pasakytų, koks geras mediumas, ta prasme, aiškiaregis ir taip toliau. Čia taip pat yra apsėdimo forma. Aiškiaregystė, mediumai, čia yra tam tikra apsėdimo forma. Todėl mes, matot, yra dvasinė riba. Ir dvasinė riba, ir jinai yra, žmonės ją peržengti labai lengvai gali. Jie gali peržengti su astrologija, su mediumais, žmonės kviečiasi, bando susikontaktuoti su mirusiaisiais iš ilgesio dėl emocinio sentimentalumo. Jie bando peržengti tą dvasinę ribą. Bet kai jie peržengia, vienintelis dalykas, ko mes nežinom, ką mes ten rasim. Peržengti lengva, o po to jau atsiranda problema. Bet vis tiek mes turime laisvą valią ir niekas mūsų negali paveikti be mūsų kažkokio tai sutikimo. Ir yra tikriausiai įvairūs lygmenis tų visų įtakų ir nežinau, kaip tai pavadinti. Gal gali šiek tiek apie tai papasakot, ko reikia, kad apskritai kas nors mus paveiktų ir pradėtų mums daryti įtaką, vadovauti. Ir vat, kokie ten lygmenis, per kokius planus tai viskas vyksta. Čia toksai, jeigu kalbant iš dvasinės pusės, sakau, tas peržengimas, jisai gali įvykti bet kada gyvenime.
teko 7 metus daryti egzorcizmus vos ne po 3 į savaitę. Ir tai tikrai yra sunkus darbas, kas jį dirba, tai yra psichologiškai tai tikrai yra sunku, nes dauguma iš tų atvejų žmonės peržengia tą dvasinę ribą arba bando kažką sužinoti apie ateitį, arba į okultiką pasineria, arba į taro kortas, arba į mediumus, astrologus, jogą, meditaciją, bet ką. Visi šitie dalykai, jie yra dvasiniai. Jie nėra tiesiog hobis dėl kūno ir proto. Tikrai ne. Tai yra labai rimti dvasiniai dalykai ir kažkada žmogus vis tiek buvo kažką padaręs, nes kaip tu minėjai, kad jie gali, kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Ir apsėdimas turi labai įdomų faktorių, kad niekada žmogaus niekas neapsės arba prie jo neprisiriš, kadangi tenais yra lygiai. Nėra vien tik tais apsėstas arba neapsėstas. Ne, gali būti prisirišęs, gali būti kankinamas dvasios, gali būti apsėdimas ir tiesiog yra aukščiausia pakopa. Ir niekada niekas tai neįvyks be žmogaus leidimo. Jeigu pats žmogus to neleidžia, tai to niekada, jokios dvasinės problemos niekada neįvyks. Problema yra tai, kad mes duodam leidimą kartais patys apie tai nieko nesuprasdami. Ir siekdami kažkokių tai galių, galbūt, ar ne? Taip, kai buvo atvejis Anglijoje, kai 4 maži berniukai, tiesiog iki 6-7 metų, ten galbūt iki 10, susėdo pažaisti kažkam kortą. Ar tos kortos buvo taro, ar tos kortos buvo kažkokios stiprios dvasinės kortos buvo. Jie nesuprato, kas tai buvo. Nu ir iš tų 4 berniukų išėjo tik tais vienas, nes ten įvyko stiprios žmogžudystės. Ir kas užvaldė tą berniuką? Kas įvyko, jau galima paaiškinti tik tais dvasiškai. Kadangi vos prisilietus, vos išreiškus interesą peržengti tą dvasinę ribą, mes jau duodam leidimą. O jau kai duodam leidimą, tai jau ten stop nėra. O gali būti tas leidimas duotas ne visiškai sąmoningai? Ta prasme, ar čia reikia labai sąmoningo leidimo? Mes kartais galim tai duoti patys to nesuprasdami. Buvo prieš porą metų, tiesiog kaip pavyzdys, buvo prieš porą metų moteris, pas kurią namuose tiesiog viskas judėjo. Viskas nuo raktų iki paveikslų, nuo veidrodžių dūžta. Jis sako, nei kačių, nei šunų nieko neturiu. Sako, bet dvasinė, kažkas vyksta dvasiškai, aš negaliu paaiškinti, jinai gyvena viena. Ir jinai mane pasikvietė ir aš taip žiūriu, ir ant sienos buvo nupieštas labai didelis angelas. Paveikslas, angelo paveikslas, gražus, nuostabus angelas. Ir apačioje parašyta, aš esu tas, kuris neša šviesą. Man atrodo, viskas simpatiška, viskas gražu. Aš sakau, kas tau tą paveikslą padovanojo? Sako, čia tarp kitko netoliese Kauno buvo. Sako, mano buvę ošviai. Nu, išsiskyrus buvo. Sako, mano buvę ošviai. Ir sakau, tai sakau, tu paimk tą paveikslą, sakau, arba parduok, arba sunaikink, arba išmesk, sakau, daryk su juo, ką tik tais nori. Todėl, nes Biblijoje yra rašoma, kad žodis Liuciferis reiškia tas, kuris neša šviesą. Ir pirmas kritęs angelas buvo šėtonas. Ir vieno to, kad žmogus turėjo daiktą, kuris buvo dvasiškai neigiamas, dvasiškai negatyvus, dvasiškai tamsus, vien užtenka to. Mes kartais galim tai daryti nesąmoningai. Dėl ko sakau visiems, neikite į sendaikčių turgų. Nežinau, ką prasinešiu. O kaip tu manai, pavyzdžiui, ar mūsų ta baimė irgi nepririša kai ko? Jeigu mes esam tokie, nepasitikinti savim, visko bijantis, visko ten nuo visko bandom apsisaugoti, ir ar per tą baimę mes nepritraukiam dar daugiau? Ta prasme, jeigu mes tikrai žinotume savo tą tikrąją esatį, tikrai žinotume, kad mes esame Dievo vaikai ir tuo gyvenimu ir visų to Dievu pasitikėtume 100%, tai gal net neturėtų galimybės niekas prie mūsų priartėti. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir dar vienas labai toks įdomus dalykas, būtent baimė tikrai pritraukia. Kaip ir pritraukia per didelis pasitikėjimas. Dėl ką, pavyzdžiui, tie, kas dabar mokina būsimus egzorcistus, yra labai toks įdomus faktorius. Demonai, piktos dvasios nebijo, kaip tai bebūtų sunku nepripažinti. Nebijo žmonių maldų. Štai žmogus gali melstis po 10 valandų į dieną ir niekas nesikeičia. Jie nebijo jūsų, kaip jūs Bibliją cituojat. Jūs žmonės turi būti, krikščionys. Kaip mes cituojam Bibliją, kaip mes einam į bažnyčią, kaip mes meldžiamės, kaip mes rožančiais apsikabinam ar ten kryželiais,
piktos dvasios nieko šito nebijo. O Užtat net švento vandens? ne, O ko jos bijo tada? tiktais Dievo. Užtat jeigu, pavyzdžiui, egzorcistui niekuomet nepavyks, kaip jau ir minėjau visų disertacijų, vat, pagrindinė tema, kaip tai daryti, kaip daryti taip, kad būtų sėkmingas egzorcizmas. Nes vienintelis faktorius, kuriuo jie bijo, tai yra tik pats Dievas. Jeigu egzorcisto širdyje nėra paties Dievo, jeigu jisai tiesiog, aš žinau, ką daryti, nesuveiks egzorcizmas. Maldų nebijo, švento vandens, kryžių, kaip ten filmuose kryžiais svajoja. Tai visa tai yra senoviniai Mesopotamijos dar Babilonijos ritualai, kaip išvarinėti demonus. Ir mes tiesiog tuos ritualus pagoniškus, tamsius, pritaikėme savo. Lygiai taip pat kaip ir bažnyčios prasidėjo Romoje, kuomet visas šventiklas pakeitėme bažnyčias. Čia yra toks praktinis momentas. Tai demonus pritraukia viskas, netgi mūsų per didelis pasitikėjimas mūsų tikėjimu. Gelbsti netikėjimas, gelbsti Dievas. Tikėjimas Dievu, bet akcentas krenta ant Dievo, o ne ant to, ką daro žmogus. Ir egzorcizmuose tas irgi labai stipriai pasižymi. Tai reiškia, kad kiekvienas egzorcistas dar nereiškia, kad jisai pajėgus padaryti tą egzorcizmą, netikriausiai taip vadinasi. O būna, kad nepavyksta ir kas tada? Būna, kad nepavyksta, aš galiu tokį triuką galbūt išduoti, kuomet egzorcizmas nepavyksta egzorcistui, jisai žino, kad viskas dar yra viduje. Jisai sako, čia labai stiprus demonas, ateikite už savaitės, dabar. Pirmas seansas praėjo gerai, seansų neegzistuoja. Kaip vat ir filmuose, ir ypatingai katalikų bažnyčioje egzistuoja toks dalykas, kaip seansinis egzorcizmas. Egzorcizmas gali trukti savaitę, mėnesį, metus. Tai yra mitas. Tai yra absoliučiausias mitas, kurį sukūrė tiesiog bažnytinė tradicija. Todėl, nes egzorcizmas nepavykęs, vadinasi, demonas lieka ten tiesiog. Kas yra blogai su šita situacija, yra tai, kad tu suaštrini jo veikimą žmoguje. Vadinasi, kai tu pasakai žmogui ateiti už savaitės, jisai jau gali iki tos savaitės arba ir nedagyventi, ir gali ir nebeateiti. Tu suaštrini kol. Kaip ryklys kraują. O kaip atskirti, kad viskas pavyko? Tada būna labai didelis ryškus pokytis žmoguje. Be galo ryškus. Kuomet pavyko egzorcizmas, vadinasi, tarkim, jeigu aš sakyčiau kokią nors egzorcistinę maldą, nes demonai viską reaguoja į viską, kas yra šventa, viską, kas yra surišta su Dievu, į patį Dievą. Vadinasi, jeigu egzorcistinė malda, jeigu aš, tarkim, pasakau egzorcistinę maldą po egzorcizmo, žmogus net akim nemirkteli, nes apsėstas žmogus niekada negalėtų atsisėsti ir tiesiog perskaityti vienos Biblijos eilutės. Tai yra neįmanoma. Jisai niekada negalėtų melstis. Ir jeigu jisai, tarkim, sakau, gerai, kartuok paskui mane. Čia tiesiog vienas iš būdų patikrinti, ar viskas išėjo. Nes jeigu ne viskas išėjo, jisai niekada negalėtų pakartoti paskui. Niekada. O jeigu žmogus gali tai pakartoti, tai reiškia, pas jį nėra to apsėdimo, nes kartais būna galbūt ir nekaltai apšauktų tokių žmonių, ar ne? Oi, tikrai taip, labai daug pasitaiko. Iš tikrųjų, apsėdimas iš kokių 10 įvykių, apsėdimai yra gal tik kokiuose 10%. O visa kita yra priklausomybės. O priklausomybės tokios įtakos, tai jos yra, vis tiek poveikis jau mums, jau mes nesame visiškai laisvi, jos mus kažkaip tai valdo kažkuriam tai lygmenį, bet gal galima savarankiškai tada iš tokių išsilaisvinti. Mato, tai yra visuomet, iš tikrųjų žmonės šiaip labai bando viską pritaikyti apsėdimui. Tai nėra tiesa. Viena moteris man skambina, mano vyras daug gerai, jisai turbūt apsėstas. Jisai neapsėstas, galbūt reikia psichologo pagalbos, galbūt reikia kitokios pagalbos, bet tai nėra apsėdimas. Tai tikrai yra dvasinis prisirišimas, bet su juo kiekvienas žmogus gali susitvarkyti visiškai pats, visiškai laisvai. Tai yra tiesiog dvasinė disciplina, dvasinė rutina. Kaip aš mėgstu paaiškinti, žinot, tokiais žodžiais kaip numesti svorį, pavyzdžiui. Taip, treneris gali padėti grįžti į formą, bet po to jau tu pats savo kasdienėje rutinoje palaikai tą formą.
Lygiai tas pats ir dvasiškai veikia, lygiai tas pats. Egzorcistas tai yra vieno reikalo, vieno įvykio veiksmas, o po to jau žmogus, kaip rūpinasi savo sielą, toliau jau priklauso nuo jo. Bet jau tada nėra to pavojaus, kad žmogui einant namo sugrįžti ant tas reikalas jiem pakeliui. Anksčiau ir vėliau gali sugrįžti. Tai yra kaip, iš mato 12 skyriaus, tai yra kaip namas. Jisai pratuštėjo, bet kuom jisai jį pripildys, čia jau priklauso nuo žmogaus. O jeigu jisai jo nepripildys, Evangelijoje Kristus moko, kad ta demoniška dvasia, demoniška siela, kuri išėjo, jinai tikrai ją sugrįš ir neatsives dar daugiau demoniškų dvasių. Tai labai svarbu, kad tas namas būtų užpildytas. Jisai bus užpildytas vienaip ar kitaip. Klausimas tik tais kuo. Mhm. Bet mes patys renkamės, kuo užpildom savo tą namą. Ir... Taip. Kuom gyvenam kiekvieną dieną, kuom kvėpuojam, kuom mastom, kaip elgiamės. Egzorcistas, kuris, pavyzdžiui, gyvena nuodėmingą gyvenimą, jam egzorcizmas niekada nepavyks. Jis gali nors visas maldas egzorcistas kalbėti. Nes tai priklauso nuo to, kuom jisai pats užpildytas. Nes tokio dalyko kaip dvasinis neutralumas, nei ten. Jo tiesiog neegzistuoja. O kaip žiūri tu į tą kovą dėl žmogaus sielos, nes labai irgi daug kur sakoma, kad vyksta labai stipri kova dėl kiekvieno žmogaus sielos ir kaip apie tai tau atrodo, ką galima būtų papasakoti? Tai, matai, tai labai garsiai kalba apie kainą tos sielos. Jeigu net ir Dievas ir Šėtonas dėl jos kovoja, tai galima tik įsivaizduoti, kokia iš tikrųjų yra jos kaina. O mes su ją elgiamės kaip, kada turėsiu laiko, tada pasimelsiu. Kaina sielos yra daug didesnė, jeigu net pats Dievas turėjo mirti už tą sielą, tai kaina jos yra labai didelė. Užtat taip ir rašytojai, ir teologai visuomet sako, kad Šėtonas kovoja su Dievu, o karo laukas yra žmonių širdis. Ir tai yra tiesa. Bet ta kova, jinai yra pagrįsta, ką mes pasirinksim, kuriuo keliu mes nueisim. Ir Dievas mūsų šaukėsi, bet visuomet ir piktos dvasios šaukėsi. Pasirink mus. Kaip rinkimuose. Ir tie rinkimai, aš kažkaip jaučiu, kad vyksta kiekvieną akimirką. Nes turime tą baltą ir juodą vilką ir abudu mums šnipžda ištisai. Ne? Ir mes turim labai budrus būti kiekvieną akimirką darydami bet kokį sprendimą. Taip, mažiausias sprendimas gali pakeisti jau mažiausias. Ir dėl ko, kuomet žmonėms pasakoja, pavyzdžiui, apie Bibliją, kiek teko dirbti pastorių šiek tiek bažnyčiose, kuomet pasakoja apie Dievą, kad ant kiek yra svarbu, kaip stipriai yra svarbu kiekvieną savo žingsnį, melstis už kiekvieną savo žingsnį, už kiekvieną pasirinkimą, net prieš einant miegoti. Niekas nežino, kas neatsibus kitą rytą. Nei vienas žmogus negarantuoja sekančios dienos. Kaip yra svarbu tokie menkiausios detalės ir visi tai priima kaip ritualą. Religinis ritualas, ačiū Dievui, dėkui Dieve, padėk Dieve ir panašiai. Bet tai turi labai stiprią dvasinę reikšmę, todėl nes nors mažiausias, netoks pasirinkimas. Galima padaryti pasirinkimą visam gyvenimui, taip pasakyti, kad aš dabar tiesiog atiduodu savo širdį Dievui ir saugok mane, vesk ir vienu žodžiu, kad nekiltų jokių pagundų niekam tam priartėti. Taip, tai yra ganėtinai išpopuliarėjusi, ganėtinai išpopuliarėjusi praktika bažnyčiose, kuri yra klaidinga. Deja. Aš labai norėčiau, kad jinai būtų teisinga. Kad mes vieną kartą pasakom Dievui taip ir viskas. Aš labai norėčiau, kad tai būtų tiesa. Tai tikrai būtų žymiai lengviau. Krikštas simbolizuoja žmogaus pasirinkimą tarnauti Dievui. Ar savo išsigelbėjimą galima prarasti? Ne. Jeigu jį būtų galima prarasti, tai neišsigelbėjimas. Bet ta pastovi disciplina, tas pastovus laikymasis Dievo, pastovus laikymasis maldos Biblijos, jisai yra, tai kiekviena diena yra kova. Mes galim pasakyti, šiandien aš tarnauju Dievui, bet rytoj, poryt, užporyt vis tiek bus mano pasirinkimas. Labai daug žmonių yra pasakę, aš tarnausiu Dievui, ir praeina metai, 2 metai ir tai tiesiog užsimiršta.
Mm. Čia kaip ir bet kame gyvenime galima pasakyti žmonai prie altoriaus taip, bet koks aš būsiu toliau kaip vyras, tai čia jau priklausys nuo manęs. Tas Mm. taip, jisai yra pagristas mūsų tolimesnių gyvenimų. Taip, mes visą laiką esame, aplinkui yra visą laiką daug pagundų, ne, ir visą laiką tu turi būti budrus. O galima sakyt, kad tas Dievas, jisai gyvena mano širdyje ir, pavyzdžiui, aš tai kalbu, kad aš palydžiu moteris širdies keliu, padedu įsiklausyti į savo širdį, išgirsti tą vat, tikrąją savo vidinę tiesą, tikrąją esatį, tą dievišką esatį pajusti. Čia, aišku, labai abstraktus žodžiai, kol tu to nepatiri gyvai. Tai, bet jeigu kažkam, pavyzdžiui, tas žodis Dievas yra dėl kažkokių tai priežasčių netinkamas, tai čia nieko blogo, jeigu mes kalbam apie savo širdį, apie tą dievišką esatį, ar čia reikia labai aiškiai visą laiką pasakyti, kad kalba apie Dievą, būtent tą žodį pavartot. Aš suprantu, kad, matai, aš galbūt atsakysiu taip. Labai daug, mano rate netgi žmonių, ir aš porą žmonių daviau tokį tiesiog eksperimentą pabandyti. Su žmonėm gali kalbėti apie Dievą ir naudoti žodį Dievas. Ir visi, niekas nereaguoja, visi taip, Dievas laimina, viskas gerai. Ir aš nežinau kodėl, bet Dievas turi vardą. Tas, kas mūsų atpirko. Ir dažniausiai su žmonėm, kuomet sakai Dievas, nieks nereaguoja, visi sutinka, viskas gerai. Tik griežčiau pasakai, ne Dievas, ne tiek, kiek ne Dievas, bet tiesiog pamini viską savais žodžiais. Aš tikiu į Jėzų, aš tikiu į Kristų. Iš karto visi susigūžia, įsitempia. Palauk, tai jau dabar mes einam šiek tiek tokių siauresnių kelių. Jau dabar nebe tik Dievas, nes visi kalba apie Dievą ir kiekvienam Dievas savas. Vienam Dievas jis pats ir jisai... Štai, kuomet žmogus sako, Dieve laimink tave, aš taip, ką tu turi omeny? Bet kokia religija tiki į tam tikrą Dievą. Bet kokia okultinė organizacija tiki į tam tikrą Dievą. Satanistai šėtoną vadina Dievu. Tai kuomet mes vartojame šį žodį, reikia būti atsargiai todėl, nes techniškai jisai nesako nieko. Arba mes konkrečiai apibūdinam, kas mums yra Dievas, arba mes konkrečiai apibūdinam, arba mes tiesiog tvyroja ore ir kur vėjas papūs. Todėl, nes vartojant šį žodį yra ganėtinai pavojinga. Pavojinga iš tos pusės geras žodis, nuostabus, bet jisai nieko neapibendrina. Čia lygiai tas, kaip žinom, kokios motyvacinės frazės. Pavyzdžiui, meilė yra svarbiausia. Ką tai reiškia? Kas ta meilė? Kodėl svarbiausia? Kai tik mes pradedam apibūdinti ir viską vadinti savais žodžiais, jau tada šiek tiek kažkam nepatogu, kažkam nemalonu. Gal tu galėtum įvardinti tuos tikrus žodžius, kaip tu tai įvardini? Taip, kai manęs klausia, ką tu tiki arba kuom tu tiki, tik tais į Kristų. Į Jėzų Kristų, kuris yra mano Dievas, kuris už mane mirė, mane sukūrė, mane išgelbėjo. Kuris buvo nuo pradžių ir iki galo. O kaip su kitom religijom, pavyzdžiui, kur yra Buda galbūt pagrindinis tas, ar jie tada niekada ir nebus išgelbėti, ar nu, ta prasme, yra tokių, aš girdėjau, kurie sako, kad tik tai, kas su Jėzumi Kristumi bus išgelbėti, o su niekuo daugiau, bet man atrodo, kad nu, buvo ir kitų religijų įkūrėjai irgi turintis tą pačią galę, galbūt Dievo įsikūnymai. Kaip į tai tu žiūri? Aš žiūriu šiek tiek stoiškai, reiškia, galbūt mažiau stengiuosi žiūrėti nesentimentaliai šitą. Žinoma, nereiškia, jog jeigu žmogus dabar nekrikščionis, man nepatinka pastoriai, kurie sako, va, tik tais Jėzus, visi kiti jau. Taip. Visų pirma, tai yra tiesa, bet tai negalima sakyti žmonėm galbūt, nes mes niekas negimėm krikščionimis, vis tiek tapom krikščionimis kažkokiam etape. Ir dabar teigti, kad visi musulmonai nebus išgelbėti arba visi budistai nebus išgelbėti, tai yra netiesa. Kiekvienas žmogus, nėra nei vieno žmogaus, kuris eina į pragarą ir yra atskirtas nuo Dievo nežinioje. Kiekvieną žmogų Dievas bando pritraukti į savo gyvenimą. Kiekvieną.
ir musulmonai, ir budistai, ir judėjų, ir įvairių religijų žmonių. Yra ir satanistų netgi atsivertusių, irgi stiprių okultistų atsivertusių į krikščionybę. Čia nėra tiesiog, kad krikščionybė yra vienintelis kelias. Kristus yra vienintelis Dievas, o kaip žmonės randa pas jį kelią, kaip jie jį atranda, kaip jie jį pajaučia, tai čia jų negalima nei teisti, nei jų nurašyti, pavadinkime. Taip, ar tos religijos yra pavojingos, tikrai taip. Aš apie kitas, pavyzdžiui, religijas. Ir tenais yra daug dvasinių priežasčių tam, demonologinių, sisteminių priežasčių tam, dėl ko jis yra pavojingas. Ir O galbūt turėtum tokių praktiškų patarimų kasdienoje, kaip atskirti, kur jau aiškiai kažkas tokio netikro ir kaip atskirti tą tikrą tyrą šaltinį. Aš turiu, nu, paskui galėsiu pasidalinti, kaip aš tai darau kasdienoje, bet man įdomu, kaip tu tai. Matai, aš visuomet savo, bet ką, kas bebūtų, ar tai teologinė problema, ar biblinė, ar religinė, ar tiesiog psichologinė, visuomet į viską žiūriu per prizmę Biblijos. Ir Biblijos, žinoma, Biblija turi labai dabar prastą reputaciją, kadangi visi išsiima iš jos eilutes arba vietas, kurios joms yra patogiausios. Kurios tavęs neprivers pasikeisti, pavyzdžiui, kurios yra patogios. Šitas žmonės mėgsta skaityti tas vietas Biblijoje, kurios, na, tiesiog labai malonios. O visos likusios Biblijos kažkaip, visa likusi Biblija yra ignoruojama. Tai pas mane visuomet filtras yra Dievo žodis, Biblija. Šią studijuoju pusę gyvenimo, pavadinkime. Visuomet į bet kokią informaciją, bet kokią religiją, bet kokį judėjimą. Ir tų judėjimų yra daug, netgi ir krikščioniškų. Opus Dei, pavyzdžiui, katalikybė, masonai ir panašiai. Įvairių yra judėjimų, įvairių sektų. Ir viską prižiūrėti tik tais per prizmę Dievo žodžio. Vienintelė prizmė. Bet reikia jį žinoti, tą žodį. Nu, taip. Būt gerai taip. su juo susipažinus, kad atskirti. Skaityti. Taip. Ir tenais nėra labai daug tokių, žinai, paslapčių arba užkoduotų kokių nors, viskas parašyta paprastai. Tai čia šioje vietoje galim padaryti mažą reklamą tau, kad tu iš tikrųjų turi savo kursą anglų kalba, ar ne, ten yra tokia bendruomenė, kurioje tu nuolat daliniesi savo paskaitomis ir savo suvokimais ir visą tą nagrinėjai. Ir lietuvių kalba kas yra? Galbūt irgi yra kažkokie tokios paskaitos ar ne? Lietuvių kalba mes galvojame daryti lygiai tą patį, ką dabar padarėme angliškai ir vis dar darome. Mes galvojame daryti ir lietuviškai. Tarp kitko, tik rytoj susitinku su Kauno švietimo darbuotojų Kaune ir aptarsime šitą temą, kaip tai paversti į lietuvių kalbą. Kadangi irgi susidomėję, aš savo bendruomenėje, savo institute viską apie egzorcizmus, paranormalius reiškinius, vaiduoklius, demonus, angelus, visą biblinę, visą mokslinę tą informaciją, kurią pasirinkau tiesiog. Tai labai įdomu. Aš manau, kad jeigu mūsų žiūrovams kils klausimų, tai labai kviečiam parašyti juos į komentarus ir mes susitiksim ir dar kartą ir paprašysiu aš, kad atsakytum į tos klausimus. Tiesiog labai norisi to tyrumo, pagaliau tame visame dvasingumo, nežinau, kiek čia pasakyti, jūroje, kur visko yra ir kuo daugiau yra, tuo daugiau ir pavojų slypi, kad padėt žmonėms atrasti savo tą tyrą tiesą ir gyventi savo gyvenimą, nes kiekviena ta įtaka, jinai tave nutraukia nuo tavęs paties ir tu tada nežinai, ar tu iš tikrųjų to nori, ar čia kažkas kitas tau. Ir pavyzdžiui, netgi kartais ir ta kultūra, ta mūsų priimta socialinė ta aplinka, jinai turi irgi daro tokią įtaką, kur tu neišdrįsti pasielgti taip, kaip tau sako tavo širdis. Tas širdies kelias, įsiklausimas yra labai sunkus kelias, nes sukyla ir giminės, ir šeima, ir aplinka. Vienu žodžiu, visi nori turėti kažkokią tai valdžią tau, kad tu nebūtum tu. Labai teisingai pasakyta, todėl nes... Ir ką tu galėtum patarti mums, žmonėm,
tiesiog, nu, šalia to, kad, aišku, gilintis, mokintis, bet šiaip kasdienoje, vat, eiti ramiai, įsiklausant, su malda, ką dar daryti. Labai didelis pavojus yra, kuomet žmogui diktuoja realybę, pačią realybę. Bet tai gali būti bet kas. Šeima, draugai, bažnyčia, gali diktuoti mokslas, gali diktuoti mūsų išsilavinimas. Ir visi Mm. šitie faktoriai, jie sukuria, problema yra tame, kad jie sukuria ne tik realybę, kurioje gyvename, jie sukuria ir tiesą, kurioje tikime. Jie sukuria mūsų supratimą apie laiką, apie tai, kaip laikas eina, apie tai, kas yra šeima, apie tai, kas yra Dievas. Ir ta informacija yra pastoviai pumpuojama Mm. smegenys tam, kad diktuoti mūsų supratimą apie tam ir tikrus dalykus. Užtat yra netgi tikrai pora kontroversiškų dalykų, pavyzdžiui, Biblijoje, kur tu gali pasidalinti su žmogum ir jis tiesiog to niekada nepriims. Vien dėl to, kad koks informacijos kiekis ir kas diktuoja jo elgesį, jo tikėjimą, jo pasirinkimus ir Mm. panašiai. Užtat, ką daryti, tai tiesiog mažiau klausytis. Taip. Ko ir Todėl savo, taip, Mhm. Todėl ir kalbam apie tą siaurą taką, nes iš tikrųjų atrodo, kad jeigu visi apie tai kalba, tai ir yra tiesa, bet tai nebūtinai reikia atrasti tą vat, tikrumą savyje. taip, ir lygiai tą patį darau ir savo institute, visuomet paskaitas užbaigiu kursus. Kursus paskaitų užbaigiu, kad prašau, netikėkite. Jeigu kas, tikrai netikėkite manim, eikite patys išsistudijuokite, išsiskaitykite, pažiūrėkite Bibliją, kad žmogus susidarytų pats savo nuomonę, nepriimtų informacijos Mhm. tiesiog iš gryno pinigą, nes tai yra klaidinga ir tai tiesiog sunkina ir veda dideliais klystkeliais. Nes mums jau nuo vaikystės yra diegiama ta autoritetų reikšmė, ar ne, mokytojai, tėvai, ten visi yra svarbesni nei tu pats ir tą savo galią susigrąžinti ir suprasti, kad mano jausmas yra pats svarbiausias ir kad jisai būtų tyras, reikia už tai atsakyti, aišku. Žodžiu, čia yra ne taip paprasta ir atrodo, kad tas dvasinis kelias yra šokiai pokiai, mantros tenais ir taip toliau, bet tai yra pats giliausias, sunkiausias, skaudžiausias kelias, koks tik gali būti, man atrodo. Ir jeigu kažkas eina juo, tikrai. Tikrai taip. Ir dėl to kiekvienas žmogus ieško, kiekvienas žmogus nori kažką suprasti, nes tas, kaip paminėjai anksčiau, Dievas tavo širdyje, jisai šaukėsi to, jisai šaukėsi tos žinios, tos tiesos ir panašiai. Ir užtat kiekvienas žmogus, Mhm. jisai tiesiog trokšta to. Ir dėl ko aš nelinkstu kaltinti žmonių, nors tai ir yra blogai. Bet aš suprantu jų tą pradinę intenciją, dėl ko jie tai daro, kodėl jie peržengia tą dvasinę ribą, kodėl jie nori kažką sužinoti apie paranormalaus, eina į astrologijos kursus, numerologijos kursus, okultizmą, nes vis tiek viduje tu supranti, kad yra tiesa aukštesnė už tą, kurią tu matai aplinkui. Taip. Ir galų gale ta sėkmė, vat, kaip sakoma, ane, ieško žmogus kažkokios tai sėkmės savo materialinėme gyvenime, tai irgi kyla iš to vidinio troškimo ir šaukimo. E, kur aš girdėjau, kad sėkmė yra kažkoks netyras žodis. Nežinau, dabar. Nu, žodžiu, yra tas, mes visą laiką ieškom visko išorėje, kas yra mūsų viduje, ne, tas yra toksai skambus posakis. Kaip tu jį pakomentuotum, galbūt pabaigai? Tikrai taip. Galėčiau pakomentuoti tokiu netgi pavyzdžiu, kuomet žmogus bando ieškoti Dievo bet kur, bažnyčiose, knygose, šventyklose, važiuoja piligriminės kelionės, o jis visuomet čia su tavimi. Tu ieškai to, kas visuomet yra viduje, kas visuomet yra šalia. Lygiai tas pats ir su išmintim, ir su materijom, su materialiniais mūsų poreikiais. Dažniausiai visa tai yra arčiau, negu žmogus tikisi. Mhm. Dievo ieškoti nereikia, jis jau čia. Jis jau tave ir taip senai rado. Ačiū tau labai, Edgarai. Aš manau, kad pradžiai čia bus mums tiek, o paskui laukiam klausimų ir jeigu jų bus komentaruose, atsakysim. Būtent su Ir malonumu. lauksim tavo bendruomenės starto. Tikiuosi, kad tikrai atsiras daug norinčių iš esmės ir giliai panagrinėti šventus raštus ir būtent Bibliją.
Ačiū labai. Ačiū labai tau, Jūrate, už šitą laiką, už šitą progą. Tikrai vienas. Dėkoju.